Ar turite kokį būdą, kaip medituoti, kad būtų, wow? Nes daug kas sako, kad man nepavyksta. Tai aš parodysiu, gerai? Tai tada prašau atsigult. Pirmiausiai, ko negali būti? Negali būti jokių guminių kilimėlių. Guma nepraleidžia energijos, kuri duoda motina žemė iš apačios. Tada batai irgi negali būti, nes guminiai batai lygiai taip pat, jie irgi nepraleidžia. Lengviausia, kaip pradedantysis, tai yra 2. Vienas aš darau vonioj, nes vanduo yra išlengvintojas, jis viską išlengvina, tai aš darau vonioj. Antras dalykas, darau prieš naktį. Trečias dalykas, galima ant savęs įsivaizduoti tokį kaip stiklinį gaubtą, tokį kaip uždengiam, ar ne? Ir tada, bet visos mintys į jį atsidaužia. Kodėl taip yra? Dėl to, kad žmogui būna sunku, nes jisai dirba darbą, ar ne, ir jam sunku atsijungti būna. Per kojas, pirmiausia, kojų apačia mes jaučiam, kad jau pasiekė žemės centrą. Tada einam per čia, tada per kojas į centrą. Čia jaučiam, spiralė sukasi, jinai natūraliai susisuks, tai sukasi į dešinę arba į kairę. Koks jausmas? Kairė, į kairę. Taip? Aha, į kairę, gerai, tai į kairę yra valosi. Dažniausiai, kai žmogus pradeda medituoti, tai pirmiausia reikia viską kaip ir kibirą arba puodą reikia išvalyti. Tai visada pirmiausia į kairę suksis, o po to matysim po kažkiek laiko, jau po, metų, mėnesių kažkiek jau pradės suktis į dešinę. Tada aktyvinimasis. Kairė valosi, dešinė aktyvinasi. Čia yra kūno puscentris. Tai reiškia, tada dabar gražinam viską atgal. Nuo čia vėl žemyn, einam žemyn per kojas ir vėl turime matyti, akimis turim matyti, kai pasiekė žemės centrą. Kai pasiekėm žemės centrą, viskas labai svarbu matyti. Tada vėl atgal sugrįžtam nuo žemės centro energiją, keliauja iki pusės, dabar jau einam į viršų, iki čia. Jo. Dabar čia yra 7 energetinis centras ir čia reikia, norint paimti energiją iš visatos, reikia tiesiog iš čia pastumti. Tai toks jausmas, kaip pastumi su galva ir tada jau išeina iš visatos. Tada pasimam iš visatos tą energiją, kuri ateina ir tada vėl keliausim žemyn. Tai reiškia, vėl einam žemyn per kojas, tada einam iki žemės centro, vėl paimam iš žemės centro ir tada keliaujam atgal iki čia, tada vėl pastumėm ir tada čia yra burbulo spalva. Tai dabar turiu klausimą, kokia burbulo spalva? Rožinė, gerai, tai dėl to Beatričė čia yra švelnumas, užsimerkę būnam visada, rožinė yra švelnumas, taip? Burbulo spalva tai yra auros spalva ir jinai gali kisti. Šiaip žmonės gali pakomentuoti, kokią burbulo spalvą mato arba atsiųs žinutę, aš parašysiu, ką reiškia kiekviena burbulo spalva. Pavyzdžiui, mėlyna reiškia, aišku, šnekėjimas, ryšys su angelais, ar ne, žalia reiškia ryšys su gamta, gyduoliai.